jeigu kažkas mus traukia arba mums taip atrodo, kaip mes galime padaryti, kad tai mūsų nekabintų arba tai mūsų nejudintų. Jeigu žmona, ne, kaip sakė Tomas, jeigu žmona ten sterikuoja ir taip toliau, kaip padaryti, kad tai nekabintų mūsų? Jeigu ten, žinai, katastrofos arba Lietuvos ryto kažkoks straipsnis išmeta Facebook'e kažkur tokio, žodžiu, norisi paskaityti ar norisi įsijungti, kaip padaryti, kad tai mūsų nekabintų? Ką tai duos? Kas iš to svarbiausia bus? Tai, kad mes galėsim gyventi daug ramesnį gyvenimą, pirmas dalykas, nes mes nebūsime kaip tie jojo metami į teigiamą, į neigiamą, žodžiu, o dabar gyvenimas eina į gerą, oi dabar į blogą, oi dabar į gerą, oi čia mūsų nauda, mums pakenks, mums gerai, mums blogai bus. To, kad nebūtų, tada išsimeta ir mes bent jau savaitę, bent jau 3 dienas pabandome tai padaryti ir mes iš to galim pamatyti, ką reiškia vis dėlto būti toje ramybėje, kai tavęs nekabina tie dalykai, kur tu atrodo turėtų arba turi kabinti, arba būtinai reikia jais rūpintis ir taip toliau, kad tu gali tiesiog atsipaldavęs ir visą tai žiūrėti ir neturėti dėl to kažkokių ten tų iškraipytų požiūrių, minčių ir taip toliau. Ir kaip tai aišku padarysim, labai paprastai. Tai yra, kiekvieną kartą, kai mus kažkas kabins, kai mus kažkas jausim, kad bando įtraukti, ar tai žmogus, ar tai įvykis, nesvarbu kas, leisim 10 sekundžių padaryti pauzę prieš kažką reaguodami, prieš kažką sakydami, prieš kažką apskritai galvodami ar darydami. Pabandysim nutildinti tą 10 minučių, kad pamatytume, tą reakciją arba jaučiame, kad traukia ir tada bum, tyla. Nereikia nieko daryti, palaukiam, sustojam, po 10 sekundžių galim pilnai lysti ir nerti į visą tai, bet 10 sekundžių palaukiam. Padarom pauzę mygtuką, padarom tylų tokį susikaupimo, žodžiu, arba tiesiog pratestavimo, žodžiu, vos neįjungiam testą kažkokį tai. Ir po 10 sekundžių galim, ką tik norim daryti, ką reikia daryti. Ir aišku, po viso to, po 10 sekundžių tikrai pajausim, ant kiek galbūt skirtingai mūsų pasikeitė požiūris arba kiek, žinai, išsikraipė, galvojame, kad čia labai blogai arba galvojame, čia būtinai reikia ir taip toliau, pažiūrėjom, kad gal reikia tiesiog pažiūrėti, bet čia nieko baisaus gali nebūti ir taip toliau.